Labas, esu Kristina, dalinuosi turbūt patarimais apie grožį ir sveikatą. Šį kartą besidažydama noriu pasidalinti informaciją apie lūpas. Gal dar kol kas nėra aktualu, bet vėliau lūpų skilinėjimas jau rugsėjo mėnesį. Iš tikrųjų ir man, ir kai kuriam kitam moterim yra tokia opi problema. Tai jeigu ir tu tokią problemą turi, kai jau rugsėjo mėnesį tau skilinėja lūpas, o tu nori pasidažyti, galbūt tau šitą informacija bus naudinga. Tai va. Iš tikrųjų, aš labai mėgstu tokį makiažą, kaip vadinama yra kaip nude, tai yra tiesiog pieštukas arba kaip matiniai lūpų dažai, bet kur yra problema, iš tikrųjų, su klientėm, kai su moterim daug bendrauju, taip pat ir man nori pasidaryti tas lūpas, vasarą gali, viskas puiku, rudenį, žiemą, dar ir pavasarį, negali pasidažyti, nes tavo lūpas yra suskilusios. Manau, esi bent jau kartą, o jeigu ne, tai tau pasisekė, bet manau, nuo skartelės esi pastebėjus, kad tikrai tokių dalykų būna ir tada, aišku, nerekomenduojama dažytis tuo tokiu sausu makiažu, nes iš tikrųjų išryškina dar labiau tas lūpas suskilinėjusius ir jas reikia sudrėkinti. Galima sudrėkinti vazelinu. Taip, tikrai, jeigu kokybiškas, geras, taip tikrai. Bet yra iš tikrųjų tokių etapų, bent jau pas mane ir taip pat yra tokių žmonių, tokių moterų, kur atrodo, tu vazelinu pasitepi ir tau nepadeda, nes tai jau yra iš tikrųjų iš giliau problema. Tai aš galiu pasidalinti iš savo patirties tikrai, kad man iš tikrųjų lūpos neskyla vasarą. Kodėl vasarą? Todėl, kad tikrai išgeriu daugiau vandens, tada išgeriu vandens su citrina, bent jau man, aš labai matau, kad vitamino C, jeigu trūksta, man automatiškai nagai silpnesni, man lūpos kyla, iš karto plaukai netokie gražus, oda netokia elastinga, graži, kažkoks jau peršalimas žekimba, o jeigu rudenį žiemą, tai tas pats kaip ir vaikam, mama žino, jie prasineša virusus, tai pradeda ir pati čiaudėti. Tie virusai paskui prie tavęs visokie eina, ką jie ten prasineša. Taip pat, tą, ką mes turim vasarą, tai yra vitaminas D. Tai iš tikrųjų toks yra komplektas, kurio mums trūksta būtent šaltojų metų laiku. Tai yra vitaminas D, vitaminas C, vandens gėrimas tiesiog bendrai, kad tu įsisavintum vitaminus. Ir dar papildomai šiaip yra kažkoks vitaminas, kuris yra su žuvim, ten omega, kolagenas, kitų pagrindų vartoji, ar tu vartoji omega kapsulytės, ar tu vartoji kolageną su žuvim, bet tiesiog, kadangi mes per mažai valgom. Vitaminas D tai irgi. Vitamino D mes gaunam šiaip Lietuvoje per mažai. Kiek turėtume ją gauti iš tikrųjų. Vasarą tai mes pasisavinam per odą, per plaukus, per akis, per akių vyzdžius. Tiesiog tą vitaminą D iš saulės, bet iš tikrųjų mes jo gaunam visus metus, tai yra per mažai, nes tiesiog jau viskas jau 2-3 mėnesiai ir paskui ta saulė mūsų nebepasiekia tiek daug, kiek reikėtų mums iš tikrųjų. Dėl to būtinai vitaminą D tiesiog vartok papildus, tikrai jos gerk, tau gali pasakyti patį ir daktarai, kad vitamino D tikrai būtinai reikia vartoti papildą. Taip pat papildo didesnį kiekį, nes mes turim labai ilgą sezoną, kai yra tamsu. Ir ant savo lūpų taip pat gali pastebėti. Tai va, tokie dažai kaip šitas pieštukas, kadangi jisai taip sausai tepasi, tai aš juo labai džiaugiuosi būtent vasarą, kai aš galiu pasidažyti, dėl to, kad kitu metu tai lūpos tikrai man suskyla, bet kartu tai man yra toksai signalas, kad aš išgeriu per mažai vandens. Tai vasarą man užtenka tiesiog vanduo su citrina, tai bus gal tau naudinga, gali pastebėti ant vaikų. Aš, pavyzdžiui, ant vaikų labai pastebiu, nes vaikam nesuskyla lūpytės, bet tiesiog tokie atsiranda kaip įtrūkimai, tai iš karto matosi, kad vaikas išgėrė per mažai vandens arba jam trūksta vitamino C. Tai va, tikiuosi buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, uždėk širdelę, gali pakomentuoti, ar žinojai, ir tai turėk omeny, nes ateina jau ruduo, žiema ir iš tikrųjų aš labai stebiu tiek savo lūpas, tiek vaikų, tada aš jau žinau, kokių vitaminų mums trūksta. Tai va, šį kartą tiek, ačiū, kad esi, iki kito karto. Nepamiršk palaikinti.